Sveiki, čia dar gana antradienio dieną su jumis vėl sveikinasi laida Klausimėlis. Kaip ir kiekvieną savaitę vildename vis kitą temą. Šiandien atsakymų ieškosime į klausimus apie patrauklumą. Stovi ne kur kitur, o kaip kunigaikščio Gedimino įkurtame mieste, dabartinėje Lietuvos sostinėje Vilniuje. Čia, pačioje jo širdyje, 1579 metais įkurtame Vilniaus universitete kalbinsime praeivius. Ir ieškosime vienos bendros tiesos. Graži gamta, sakralumas. O žmonių patrauklumas? Žmonių, kurie nepragerti gražiais veidais, o kurie truputį šypsais. Vidinis grožis. Kojos. Žmogaus patrauklumas tai vidinės ir fizinės savybės, kurios daro jį aplinkiniam žmonėm malonu. Nežinau, žavesys gal. Išvaizdas. Charakteris. Patrauklumas paprasčiausiai yra žmogaus savybių visuma, skatinanti kito žmogaus socialinio ryšio poreikį. Tai yra subjektyvi sąvoka, kuri priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualių asmeninių savybių. Turbūt jo. Jo. Taip. Traukia, žinoma, vyrus traukia moteris traukia vyrus. Tai būtent lyčių priešingybės jūs turite omeny. Jo. O tai kaip mažumos seksualinės? Jos net laimingesnės. Laimingesnės, nes panašios. Jo. Bet vis tiek priešingybės traukia. Priešingybės traukia, bet mažumas daug laimingesnės, kadangi jų interesai sutampa. Supratau. Ta prasme, principai yra pora teorijų. Viena teorija yra ta mainų teorija, jie gali tenkinti savo interesus ir dėl to. O kitas yra praktinis aspektas. Praktinis aspektas yra, žinai, koks. Mat vyrai, pavyzdžiui, svajoja apie dažną seksą, greitą seksą lifte ir panašiai, seksą su daugybė partnerių. Ir kai vyras su vyru, tai jų interesai sutampa, jie visą tai turi. O kai vyrai su moterimis, tai jie ne. Priešingybės traukia. Traukia labai. Labiau nei panašus? Manau taip. Kodėl? Įdomiau? Nes pliusas ir minusas traukia, čia chemija. Ar traukia priešingybės? Na, iš tikrųjų, tyrimai tai prieštarauja šitoms žmonių išsakytoms nuomonėms, nes, pavyzdžiui, viename tyrime mokslininkai stebėjo lygino poras pagal rūkymą, jų intelektinius sugebėjimus, religiją, ūgį, taip pat svorį, rasę, išsilavinimą bei ekonominę padėtį ir šiuose tyrimuose paaiškėjo, kad panašumai dominuoja. Tai vadinasi, dėl vieno dalyko galime būti tikri, kad panašus žmonės būrėsi draugėn. Draugus bei sužadėtinius ar sutuoktinius kur kas dažniau negu atsitiktinės poras sieja panašus įsitikinimai, požiūriai bei vertybės. Be to, kuo vyras ir žmona yra panašesni vienas į kitą, tuo jie drauge yra laimingesni ir tuo mažesnė tikimybė yra, kad jiedu išsiskirs. Taigi, tokie koreliaciniai tyrimai be abejo intriguoja, tačiau kur čia yra priežastis, o kur yra pasekmė, lieka paslaptimi. Net mokslininkai negali to atskleisti. Taigi, ar mes būrėmės draugėn todėl, kad esame panašus, ar panašėjame dėl to, kad mėgstame kitus žmonės? Išskirtiniai žmonės. Asmenybės. Jeigu jau madingas, tai tipo visiems turi patikti, tiems žmonėms, kurie, nežinau, centriniai tenais šitose mada. Geraširdiški, geranoriški. Žinau, man, pavyzdžiui, patrauklus švarūs žmonės, nusiprausę. Tie, kurie yra seksualūs, tie, kurie, kad žino, ko nori, tie, kurie gali pasakyti tai, ką jie galvoja. Dideli, aukšti ir gražūs. Kodėl vyrams patinka didžiakrūtės mėlynakės blondinės? Čia kokiem vyram? Šiaip vyram patinka, Galbūt, nes jų mamos buvo didžiakrūtės mėlynakės blondinės, nes vyram patinka tokios moteris kaip jų mamos. Dideli daiktai traukia akį. Nes dar nematė manęs. Aš nesuprantu, kodėl jums patinka, kodėl nepatinka žemos,
trumpaplaukės, tamsiaplaukės, mažiakrūtės merginos, nesuprantu kodėl. Yra už ko įsitverti. Gal ten tos priešingybės ten traukia, galbūt. Bet bent jau taip atrodo. Čia tipo, kai vyrui patinka visiškai kitokia moteris negu jisai yra. Senas ir jaunas kontrastas. Na tai kai, pavyzdžiui, pilkas fonas. Tada esi labai laimingas, šalia tavęs už tave yra gražesnė mergina daug sykių, o tu ne toks gražus, bet tu esi labai laimingas, kad turi tokią merginą. Ekspozicija, eksponuoti, tai ką nors rodyti, nežinau. Ką rodyti? Nu tai ten, kai dailės galerijos iškabina. Jeigu žmogus eksponuoja save kitiems. Čia paroda ekspozicija. Šios. Tapti patraukliu. Košės valgyti vaikysis, būtum didelis, aukštas ir patarė visi mylėti. Gerb save. Neįmanoma. Man atrodo patrauklus gal jau gimsta. Arba jeigu nusiprausia, man būna patrauklus. Kaip tapti? Nu, reikia žinoti, ko tu nori, koks tu esi. Ne, iš tiesų netapsi patraukliu niekaip. Ne, reikia nesijaudinti, va. Reikia atsipalvuoti ir nesijaudinti. Kuris prezidentas jums patraukliausias? Valdas Adamkus. Adamkus. Prezidentas. Adamkus. Gal man patraukliausias toks Sarkozy. Vis dėlto Obama. Nu, bet jau dabar tai man Grybauskaitė iš jų visų. Iš visų. Iš visų, kurie buvo, tai man Grybauskaitė. Ekspozicija, eksponuoti, tai ką nors rodyti, nežinau. Ką rodyti? Papus. Nežinau, kiek galima čia šiandien. Nu kai, pavyzdžiui, šalia esame tu ir aš. Nu, tai kontrastas. Aš šalia tavęs tampu labai graži. Atsiprašau, persigalvojau. Pamiršau pavardą. Jau filmuoja, jo? Kas jūsų manymu yra patrauklumas? Žmogaus? Taip. Atsiprašau, prie manęs biškai lenda šišas. Iš kokio jūs fakulteto? Gerai, filosofijos fakulteto. Nesukrūtim galų gal ir nesu užpakaliu gyvenus.